Trumpai apie mūsų žygį Neries regioniniam parke su dviračiais. Labai puikus maršrutas, tinka su mažais vaikais. Atstumai nėra dideli. Vienintelė smulkmena. Reikia surasti brastą per nerį. O viskas buvo štai taip. Trumpas reportažas iš mūsų žygio. Nu, Roka, ką man apie šitą visą reikalą? Kupatsa. Kupatsa? Nu, žinok, tikrai nusimato. Visas šitas reikalas. Sėdėjom su Linu. Viskas atrodo nekaltai. Хорошо viskas? Вот глямочки. Brendam per nerį. Paimas darbas. Sunkus darbas. Įveikti nerį. Čia sėdi fiziškai sveikas. Įveikinėjom nerį su dviračiu. O, taip. Nu kaip Rokutė? Кушаешь, персикали per upę. Tu kaip vienas skandai, ne? Ну, знаешь, адреналина мне хватит теперь на неделю. O taip, keliaujam per nerį. Ekstremas. Come on, everybody. Много рыбок. Лови. Давай, пошел. Не можешь? Persikėlėm į negyvenamą salą. Dabar nežinsimės iš jos. Linas išėjo namo, anot Roko. Metė mus į salą peklį ir metė. Vienu žodžiu, prisimaudžiau šiandien užtektinai. Tokius 6 kartus pirmyn atgal per nerį. Remontas. Linas supylė savo dviratį, važiuodamas per nerį. Kaip ir tiek naujienų. Paliekam salą, keliams į žemyną. Kitai? A kam ten privarei? Šlapiai važiuoja. Oro temperatūra 30 laipsnių. Šlapias nuo prakaito. Вода, попробуй. Vanduo. Ne degtinė. Įveikinėjom bražuolę. Radom brastą. Važiuojam. Davai, pirmyn. Linai padėgi, nu. Būk vyras, va. Tonim. Rokai, tonim. Stovykla Neries regioniniam parke. Ant Neries krantą. Puikus vakaras. Pagal atvėsą. Iki 25 laipsnių šilumos.